Manau, vis dar trūkumas, vis tiek nesu dar pilnai pribendęs, užaugęs, tai manau, vis tiek tas pats realiai, kaip visiems. Bet 15 metų gal ištvermingesnis esi ilgiau važiuot gali? Manau, visi panašiai esam. O klaidų tikimybė ar jaunesniam didesnė ar vyresniam? Priklauso, manau, labiausiai nuo vairavimo patirties. Kas labiausiai vairuoja, tas mažiau klaidų daro. Kas tau patarėjas svarbiausias autosporte? Tėtis. Mes kartu su tėčiu pradėjom vienodu metu kartingais važiuoti, tai kaip ir jisai buvo greitesnis už mane, tai man biški, pačioj pradžioj biški patarė. Apie automobilį gal trumpai gali pasakyti GT4? Tai GT4 labai gerai būtų lietaus, nes variklis yra vidury mašinas, tai kaip ir norim lietaus, bet aišku, per lietų ir pavojingiau. Tai galų varomų kol kas dar ant lietaus nesuvažiavęs, bet žiūrėsim, kaip seksis. Sveikas. Labą. Kiek tau metų norėjau paklausti? 17. Esi tarp jauniausių dalyvių. Čia privalumas ar trūkumas, kaip tau atrodo jaunystė pati? Manau, yra privalumų, vis tiek reakcija, viskas geriau, bet yra ir trūkumų, kartais būnu karštakošis, tai reikia valdyti savo tikrai emocijas. Karštakošis varžybose. Ar tai su metais praeina, tau atrodo? Manau, kad vis tiek tai būna truputį nusislopina su amžium, nes kai jaunas esi, nori įrodyti labiau viską ir taip gaunas. Ką tėtis tau dažniausiai patarė autosporte? Jisai pasitikė šiaip manim ir mano, kad aš darau viską gerai, tiesiog kartais irgi primena, kad neperspūsčiau. Koks tavo iki šiol didžiausias patyrimas arba didžiausia patirtis autosporte? Nes dabar sėdi į labai rimtą automobilį ir tokiose lenktynėse, kur visi irgi kapojasi, kaip ir normaliuose. Su šitą automobiliu pirmą kartą pabandžiau prieš 2 savaitės, realiai. Pirmą kartą važiavau lenktynės Lenkijai, tai čia buvo pirma patirtis. Ir dar prieš tai esu važiavęs su BMW Cupu 325, tai tik tiek su automobiliais. Nes šiaip su kartingais lenktyniauju daugiau. Gal dar labai trumpai savo atėjimą į autosportą. 3 svarbiausi žingsniai tavo atėjimo, kokie buvo? Kartingai pradžia ar ne kartingai? Ne, viskas šiaip prasidėjo nuo simuliatorius. Mano tėčio buvo svajonė tapti lenktynininku, tai jis pradėjo su simuliatorium lenktyniauti. Ir tada aš irgi pabandžiau, užsikabinau. Tai pirmus 2 metus realiai tik su simuliatorium važinėjau, tada pabandžiau kartingus ir va dabar mašinas. Kai sėdi nuo tikro automobilio prie simuliatorių, tokiem kaip aš bent jau, svaigsta galva truputėlį. O kai atvirkščiai nuo simuliatorių prie tikro automobilio, kokie jausmai tada? Truputį baisiau, nes vis tiek visi jausmai atsiranda, tai adrenalino daugiau. Bet šiaip viskas panašiai, motorika visa ta pati atsidirba simuliatoriai. Sveikas gyvas, malonu tave matyti. Sveiki. Autosporto mekoje. Labai geras tavo lipdukas, tikroji Audi, bet pastaruoju metu tave daugiau žinom iš Formulės 4 bandymų. Ką tu veiki Palangos lenktynėse arba kaip Darius Jonušis liepė sakyti, Aurum 1006 km lenktynėse? Tai šiais metais atvažiavau vis dar kaip žiūrovas. Aišku, svajonė yra važiuoti šitose lenktynėse, kadangi jau 13 metus iš eilės čia atvažiuoju kaip žiūrovas. Tai kaip ir sakiau, atvažiavau pažiūrėti, palaikyti savo pažįstamus, komandą Juta Racing. Kiek tau metų, jeigu 13 metai lenktynėse? Man dabar yra 15 metų, tai jau važiuoju lenktynės nuo 2 metukų. Vežimėlėje? Man rodos tada jau vaikščiau. Mama ant rankų paneždavo. Ar lengviau važiuoti 15-mečių lenktynėse, ar 20-mečių, ar 25 metų, kaip tu galvoji? Nes yra kolegorės tas 15-metis. Manau, kad galbūt 20 metų yra tas tobulas amžius, arba 25, kadangi jau turi daugiau patirties ir gyvenimiškos, ir lenktynėse, taip pat jeigu esi važiavęs anksčiau. O 15 metų, manau, kad galbūt esi daugiau imlesnis, greičiau viską išmoksti, nes vis tiek esi galbūt fiziškai aktyvesnis. Ir šiais metais ir bendrai šiam amžiui 15-mečiai ir visi jauni lenktynininkai yra labai greit tobulėja. Galima pastebėti ir šitos Aurum 1006 km lenktynėse, kad tikrai daugėja to jaunimo ir tas jaunimas tikrai greitas ir dažnu atveju būna greitesni už visą senimą, galima sakyti, kurie važiuoja jau ilgai. Galbūt net yra kelis kartus laimėję lenktynės, bet jaunimas vis tiek juos vijasi. Sveikas gyvas!
Kelintas aš jau šiandien klausiu, kiek tau metų? 10 jaučiu koks arba 15? Aš šiandien žinokit tik pirmas. Tai originalus klausimas. Kol kas taip. Bet tu jau nebe jauniausias, kaip suprantu, vienas jauniausių lenktynių dalyvių. Ar praeitais metais jo važiavo tas pats, dar ne jauniausias. Man atrodo, antras jauniausias. Tau jau 16 metų ar 2 metų? Man 16, taip. 16 metų. Važiuoji tokiu neprastu greitu automobiliu, čia yra greičiausias tavo vairuotas automobilis? Kol kas taip. O kaip sekasi dabar Baltijos čempionate, nes važiuoji visas lenktynės? 2 lenktynės buvo, šiaip 3 buvo, aš tik 2 važiavau. Važiavau pirmas ir antras. Ir kadangi trečiose varžybose labai mažai žmonių važiavo ir turiu pakankamai taškų, tiesiog praleidom tą etapą. Ar tavo kelias į autosportą tradicinis iš kartingų, padedant šeimai, aišku, ar nuo simuliatorių pradėjai, kaip buvo? Šiaip visi žmonės iš kartingų į Formulę 4 važiuoja ir tada į GT3 mašinas. Aš iš kartingų iš karto į GT3 mašinas važiuoju. Užsiminė apie Formulę 4, dabar tokia karšta tema Lietuvoje. Linas jau važiavo, bet kiek aš žinau, tavo akyse faktiškai parašyta Formulė 4. Man rodos, turėtum sėsti Formulę 4 ir tu netrukus. Tai aš jau važiavau vienus testus su Formulė 4. Planuojam dar testų, bet kitais metais gali būti važiuosiu su Formulė 4, bet dar neaišku. O kur važiuosi su Formulė 4? Dar neįsitikinęs, gali būti Ispanijos čempionatą, bet dar nieko nežinau. Šios lenktynės tau bus lengvas pasivaikščiojimas po profesionalių trasų? Tikrai ne. Čia labai siaura trasa, labai sunki trasa, bortai labai arti, labai lengva į kažkur atsitrenkti visur. Sako, jaunesni vairuotojai yra piktesni, agresyvesni. Ar tai tiesa? Buvau sutikęs, sakiau, bet aš bent kiek aš žinau, ne. Tai kuo anksčiau jaunimas pradeda žengę žingsnius į automobilius, tai tuo yra smagiau ir, manau, laikykite tai kaip privalumą. Tik tai mano rekomendacija galbūt būtų jaunimui, kad klausykit, ką sako vyresni žmonės dėl to, nes kažkadaise jie yra padarę savo klaidas ir stenkitės mokintis iš svetimų klaidų. Tai čia būtų toks dalykas, kuris ilgai perspektyvai, manau, jums labai daug atneš tos sėkmės ir jūs galėsite dalyvauti ir siekti aukštesnių rezultatų. Nes didžioji dalis iš kartingo bendruomenės ateinančių sportininkų yra tai, kad vadina automobilių sporto bendruomenė, kad kartingistai yra per aršus, per daug rizikuoja. Tai skubėkit lėtai, labai geras posakis ir siekit savo svajonių. Tai aš už.